Šiandien atskleisiu Jums vieną mažą viešą paslaptį. Ar žinojote, kad dauguma laikrodžių gamintojų savo laikrodžiuose naudojamų mechanizmų patys negamina? Beveik visi mikrobrandai bei entry luxury kategorijos gamintojai naudoja tai vadinamus serijinius, kitose gamyklose pagamintus mechanizmus. Ar tai būtų brangūs šveicariški Flori bei Kenesi, ar pigesnė ta Suselita, ar visiškai pigus Mijota. Ir tik su keliomis išimtimis, aišku, jau luxury kategorijoje mes galim sutikti tuos išskirtinius mechanizmus, kuriuos gamina pats laikrodžių gamintojas. Kuo tokie mechanizmai ypatingi ir skiriasi nuo serijinių? Skiriasi jie ne tik mechanizmų gamyboje naudojamomis medžiagomis, tarkim plieno kokybė, apdirbimo technologija, skiriasi puošyba ir brangakmenių kiekiu, kurie garantuoja mechanizmų ilgaamžiškumą ir serviso periodiškumą 5-7 metai prieš 10-15 metų. Skiriasi žinoma ir tikslumu. Jei Mijota savo mechanizmų specifikacijose atvirai deklaruoja galimą tikslumo paklaidą nuo -20 iki +40 sekundžių per dieną, tai įsivaizduokite, kad jūsų laikrodis su tokiu mechanizmu po savaitės jau gali skubėti ar vėluoti 2-3 minutės, per mėnesį jau visas 10. Tuo tarpu ne pačio brangiausio šveicariško Selita 200 mechanizmo tikslumo paklaida yra dvigubai mažesnė - -10 +20 sekundžių per dieną. Šiek tiek brangesnė, apie 300 eurų kainuojančio ETA 2836 mechanizmas tai turi nuo 4 iki 7 sekundžių paklaidą. Na, o mechanizmai, kurie gaminami pačio gamintojo, dar tarp mūsų laikrodžių entuziastų vadinami in-house mechanizmais, pavyzdžiui, Omega, IWC ar Rolex, tai turi nuo 0 iki 4 sekundžių paklaidą per dieną. O Zenit 15 Hz dažnio mechanizmas, ZO342 ar panašus Breguet mechanizmas veikia su 1 sekundės per parą paklaida. Tai praktiškai kaip kvarcinio mechanizmo veikiančio nuo baterijos tikslumas. Bet žinoma, tokie mechanizmai yra retai sutinkami ir to labiau mes dar net nevertiname mechanizmų su turbilionais ar hibridinių Grand Seiko mechanizmų. Apibendrinant, pagaliau suprantame, kad sparnuotojai visa ko heiterių frazė, jog laikrodis už 300 eurų ir laikrodis už 7000 eurų rodo tą patį laiką, toli gražu netitinka realybės, bent jau 10 minučių per mėnesį tikslumu. Ir kad meistrystė, o būtent gebėjimas pagaminti tokio tikslumo, grožio, preciziškumo mechanizmus, kartu dar su gamintojo istorija, suteikia mūsų laikrodžiui ne tik laiko atvaizdavimą, bet ir estetiką, pasididžiavimą ir suvokimą, kad mano laikrodį išdidžiai nešios ir anūkai. Ko nepasakysim apie pigienas. Tad iš tiesų, pirkdami gerą laikrodį, realiai jūs perkate jį ne tik savo, bet ir sūnui, dukrai ar net anūkui.